Apskritai, tiesioginis klubo savininko dalyvavimas, treniruočių procese, kalbant apie tai, kokius žaidėjus leisti į aikštelę, tai nėra, sakykime taip, įprasta praktika. Ar jūs pats manot, kad tai yra normalu klubo savininkui tiesiogiai dalyvauti treniruotėse, sprendžiant, kokius žaidėjus leisti, kokius ne? Čia toks, žinot, tokius pigus provokacijos klausimai. Mažo lygio provokatoriai. Žemo lygio provokatoriai, ne mažo. Pagal ūgį negaliu. Ne, stereotipus griauti yra normalu, bet... Aš sakiau, žemo lygio provokaciją aš atsakysiu taip. Tai nėra provokacija, tai yra klausimas. Dar kartą, į žemo lygio provokaciją aš atsakysiu taip. Kišasi į sportą visi, kas gali.